Yra žmogus, kurį mes visi tikrai stebim internete. Galbūt kartais jo darbas atrodo, toks kaip pramoga, skambinėti Nemuno aušros, partijos rėmėjams ar politikams, visaip kaip trolinti vieną iš valdančiosios partijos lyderių, kviesti Jungtines valstijas. Jis atvyksta į oro uostą su žmona, pasiėmusi atostogas ir panašiai, ir visa tai paaiškėja, kad yra apgavystė. Kas tai toks žmogus? Ogi Karolis Žukauskas. Sveiki. Labai keista kalbėti prieš tiek žmonių ir prisiminti, kad mūsų tėvai galėjo tokiuose mitinguose dalyvauti Sąjūdyje, ar ne? Ir aš galvoju, kad niekada tokios progos nebeturėsim. Deja mes turim. Žinot, gamtoj, kai nutinka saulės užtemimas, tai turi susiklostyti tam tikras planetų išsidėstymas. Deja, mes Lietuvoje šiuo metu turim savotišką, mums nedėkingą planetų politinį išsidėstymą. Turim prezidento postę, aš čia galvoju, kaip įsireikšti ir neįskaudinti, bet tiek to. Nežinau, Šaltieną turim prezidento postę, turim, vaiko intelekto iš sovietinio laikmečio atkeliavusią damą premjerės postę. Ir dėja, su visa pagarba vyresniems žmonėms, bet turim gerokai nuo senatės numarazmėjusi Seimo pirmininką. Ir šalia to mes turim prorusišką, probaltarusišką, vagį, antisemitą. Čia visi terminai, kuriuos apsiginčio teisme, jis gali mane paduoti, jeigu nori. Vagis turim jau. Remigijų Žemaitaitį, kuris dar pareguliuoja juos. Tai tokių politinių, nedėkingų valstybių, planetų išsidėstymo dėka mes turim dabar tokią savočką šiknos situaciją, tai paprastai tariant. Ir prieš tai kalbėjęs Vengrijos žurnalistas labai teisingai sudėliojo punktus. Vengrai irgi negalvojo, kad nueis iki tiek, kiek jie dabar yra. Pas mus yra 1 metai, vengrai tame sėdi 16 metų. Aš tikiuosi, kad mums to nereikės. Bet aš noriu paprašyti tik 3 dalykų, paprastų dalykų, ką jūs kiekvienas galėtumėt padaryti. Tai pirmas dalykas, nebūkite anonimais. Kai aš beveik įsiunčiau Žemaitaitį į Ameriką, aš buvau anonimas, jam kažkuria prasme tai buvo patogu, ar ne? Tai buvo, jis galėjo kaltinti, ką nori, sistemą, tapiną, dar whatever, bet ką. Bet atėjo laikas, aš išlindau iš to ir jam tai nėra labai patogu, nes, žinot, politikai, kurie daro savo šešėlinės veiklas, derina verslo interesus, atstovauja Rusijos interesams, nežinau, kalbasi su Vengrija, apeidami Lietuvos tiesioginę politiką, diplomatiją ir panašiai. Jiems nėra naudinga, kai anonimai, o ne žmonės su... Jiems yra naudinga, kai anonimai jos kritikuoja. Jie tada gali sakyti, kad tai yra valdžios kažkokie sraigteliai paslapti, kad tai yra botai ir kažkas. Tai kai aš išlindau ir gal galia jūs visi išlindot ir šiandien taip simboliškai saulė šviečia, tai ko jie labiausiai bijo, tai yra šviesos ir žmonių su veidais, kurie garsiai įvardina jų nuomonės. Tai labai svarbu nebūti anonimais. Antras dalykas, ko noriu paprašyti, tai yra netylėti. Vėlgi, aš taip, čia gal kaip ir pokštė ir neapsimesti Tristanų Satongį, skambinti Ignotui, apsimesti Nemuno aušros finansininkai, bet tai yra būdas iš jų ištraukti informaciją, nes jie bijo, kaip velnios kryžiaus, bijo tiesioginių ir profesionalių žiniasklaidos klausimų. Jie neina į eterį, kai jos kviečia, jeigu jį nepalanki tema ir panašiai. Tai buvo mano būdas gauti informaciją, bet valstybė negali stovėti ant pranko, ant kažkokios informacijos nutekėjimo. Valstybė vis tiek pamatas turi būti stipri, nepriklausoma žiniasklaida, kuri nuolat kvestionuotų valstybės žmonių sprendimus. Ir jeigu jiems pavyktų išjungti šviesą kambarį ir jie galėtų tvarkytis kaip nori, tai būtent pirmas mygtuko paspaudimas ir yra nepriklausomos žiniasklaidos išjungimas, pradedant nuo to, ko jie gali tiesiogiai įtakoti. Tai yra LRT, nacionalinė radio ir televizijos. Tai nuo to jie norėtų pradėti, bet jeigu mes netylėsim, jiems tikrai nebus taip paprasta padaryti. Tai čia buvo antras dalykas, ko nepamiršti. Ir trečias dalykas, nepamirškit. Dabar yra 2006, Seimo rinkimai tik tai 2008. Jie galvoja, kad jiems pavyks kaip ir anksčiau, ar ne? Pridirba, paskui Žemaitaitis dar šiemet skris į opoziciją, o tikiuosi gal ir į teisiamųjų suolą. Socdemai galvos, kad prieš rinkimus ten vieną kitą įstatymą geresnį pasiūlys ir kažką, ir mes visi pamiršim, ką jie pridirbo, kaip jie kišo nagus prie LRT ir galbūt jie vėl galės grįžti į valdžią. Kitais metais ir savivaldos rinkimai. Neleiskim jiems pamiršti, kad mes prisimenam tas jų nuodėmes, mes prisiminsim visus, kurie balsuos už šio LRT įstatymo pataisą.
kuris čia kalbėtojas siūlė, sutiksit mieste, nebijokit pasakyti, kad jums gėda už jų veiklą, neleiskit jiems jausis patogiai visuomeniai, kuri yra nepatenkinta jų veikla. Ir žinot, einant čia į mitingą prie Seimo viešbučio kieme, kažkuriam kampe, taip keistai mačiau, stovi Lina Korsakė Šukytė, čia yra Žemaitaičio, politinė pakelikė, vadinkim. Jo partijos narė, Seimo narė. Ir stovėjo neiškių vyrų būrelis, taip, pasijaučiu toks tarsi jie kažkoks blogas politinis dvokas, stovi kažkur kampe, o čia priešingai, čia veidai, čia saulė šviečia. Tai va tas vaizdas, į kurį mes dabar ir einam ir taip ir atrodo, kad jie kažkokie pakampėm slampintis, kaip man tas Stonkus įvardino ir prašantis centų huliganai, bet čia yra per daug žmonių, jiem negali mūsų visų apeit, nuskriausti arba išmesti ir panašiai, tai aš manau, kad viskas bus gerai, tas užtemimas tikrai baigsis. Svarbiausia, nepamirškit, nebūkit anonimais, netilėkit ir nepamirškit, ką jie pridirbo ir ką dar pridirbs. Ačiū. Ačiū Karoliui Žukauskui.